Ar teko, ta prasme, užsienį pagyventi, pabūti priema žmonės, ne? Aš, ta prasme, dažnai važinėjau į Rusiją, bet gyventi ten gal nenorėčiau. Ta prasme, kažkur kitur negyvenau niekada. Visą laiką čia. Kaip galvo, kokia aplinka tau, kaip kuriančiam žmogui būtų, ideali tavo kūrybai atsiskleisti, ko reikėtų, kokių sąlygų? Ten infrastruktūros, finansavimo, santykių prasme kažkokio tai. Finansavimo. Ne, tiesiog, kokia aplinka tau, kaip kuriančiam žmogui, kūrėjai, menininkui būtų, kūrybą skatinanti, palankiai. Aš nežinau, dabar susimašiau. Nežinau, tai man atrodo, kad durnai, ką nors dabar pasakysiu. Tai sakyk, kaip išeina. Ne, aš tiesiog prisimenu tokį dalyką vieną, kai prisimenu, kaip mes rašom tam ir tekstus, ir bendrai prie meno žmonės, ir kaip sakoma, ko menininkui blogiau, va tada gimsta geriausi kūriniai. Tai ta prasme, aš nežinau. Nesinori, kad būtų blogiau. Bet, ta prasme, toks yra dalykas, reikia, nežinau, kažkaip kitaip pajusti viską ir tada ir gims gal kažkokie šedevrai. Bet nežinau, man asmeniškai, nežinau. Man atrodo, kad nuo žmogaus priklauso, gal nereikia tos rutinos, ta prasme, jeigu kažkas vyksta, jeigu tu kažką darai daugiau, ne tik namai darbas, tai ir kursi, ir darysi viskas bus čiki. Reikia domėtis gyvenimu.